Žinoma, žmonės visada klausia manęs, kokiegi sėkmės paslaptis? Pirmiausia, pasitikėjimas savimi. Turiu omenyje tai, kad dauguma jaunų žmonių gauna patarimus iš savo tėvų, mokytojų ir visų kitų. Bet daug svarbiau viską apmąstyti ir paklausti savęs. Kuo pats nori būti? Ne kas, bet kuo. Ne tai, ko nori tavo tėvai ar mokytojai, bet ko nori tu. Tu pats turi išsiaiškinti, kas verčia tave laimingu. Nesvarbu, ką mano kiti. Svarbu pasitikėti savimi ir kitų nuomonės nustumti šalin. Dar viena taisyklė – laužyti jas. Gyvenime daug įvairiausių taisyklių. Laužyk jas, ne įstatymus, bet taisyklės. Labai sunku tapti išskirtiniu ir originaliu, jei paklusi taisyklėms. Turi mąstyti kitaip, nei visi. Tuo aš tikiu. Tik taip išsiskirsi. Nebent nori būti toks, kaip visi ir išvengti nemalonumų. Vienintelis būdas – tai tam tikrų taisyklių laužimas. Ir žinoma, tai veda prie trečiosios taisyklės. Nebijok suklupti. Visada, ką nors bandydamas, neatmečiau susimovimo galimybės. Visada laimėti neįmanoma, tačiau nebijok priimti sprendimus. Tave gali įveikti susimovimo baimė. Taip niekada savęs nepastumėsi tinkamu keliu. Postūmis susidarys tik tikint savo svajonėmis ir vizijomis. Ir patikėk, nebijok pralaimėti ir sėkmė ateis pati. Tai veda prie ketvirtosios taisyklės – susidorok su kritika. Kiek kartų esi girdėjęs, nedaryk to, nedaryk ano, niekam nepavyko. Man tai patinka, kadangi jei kas nors sako, kad niekam nepavyko, vadinasi, aš būsiu pirmasis. Tad nekreipkit dėmesio į žmonės, kurie sako, kad tai neįmanoma. Turit mylėti tai, ką darot. Turit mėgti tai. Tai turi būti būtent tai, kam jūs sutvertas. Dainuokit, nors ir nesat pakviesti į karaoke barą. Dainuojat ir nieks nesiklauso? Kam rūpi? Dainuokit sau. Rašot knygą, jos nieks nespausdina ir neplatina. Rašykit ją toliau, nes tam jūs sutvertas. Darykit, kurkit ir tobulėkit. Nežinot, kaip įveikti tam tikras kliūtis? Mokykitės. Darykit, kas būtina. Jei nori pasiekti sėkmę, turi eksperimentuoti. Turi būti užsidegęs, ne tik laimėti, bet ir suklupti. Turi būti pasiruošęs naujoms pažintims. Tai jūsų kelias, nieks jums nepatiks to ant lėkštutės. Jūsų svajonės, jūsų ir darbas. Žinau, sunku, taip sunku. Sudėtinga. Sakot, kad tai tiesa? Tačiau verta. Pakalbėkime apie penktą ir pačią svarbiausią taisyklę. Pajudink užpakalį. Niekada nenori suklupti, nes po to būna sunku. Niekada nenorėjau pralaimėti varžybose ar rinkimuose, nes vėliau jauti didelę skausmą. Niekada nepalikau užverstų kortų. Mohamedas Ali, vienas iš mano herojų, kartą pasakė labai puikų sakinį. Jo buvo paklausta, kiek atsilenkimų padarai. Jis pasakė, aš neskaičiuoju jų. Kiek padarau jų, pradedu skaičiuoti tik tada, kai jaučiu pasikeitimus, jaučiu skausmą. Tai veda mane link finišo. Taip visada ir visur. Jokių pastangų, jokių rezultatų. Kad ir ko prireiks, aš tai padarysiu. Tokį atsakymą turi turėti tu. Ir jei nematai to, netiki tuo, kas tada patikės? Šeštoji taisyklė. Nesvarbu, kokį kelią pasirinkai. Ateis laikas, kai turi atsilyginti. Atsilyginti bendruomeniai. Atsilyginti savo šaliai. Nepamiršk šių taisyklių. Pasitikėk savim. Kai kurias taisyklės laužyk, nebijok suklupti, susidorok su kritika, niekada nepasiduok ir atsilygink.